Sveiki. Sveiki prisijungę į diskusiją. Kam vytis, jei galime pirmauti? Lietuvos, inovacijos, Baltijos ir Šiaurės šalių regiono augimui. Mes šiandien klausime, kaip Lietuva gali tapti inovacijų lyderį, kur jau pirmaujame, kokio įkvėpimo semiamės iš Šiaurės Baltijos kaimynių, kaip auginti regiono konkurencingumą ir išlaikyti globalią orientaciją. Ir pirmiausia, pristatau šio pokalbio dalyvius. Vienas iš svarbiausių Lietuvos biotechnologijos pramonės kūrėjų, įrodęs, kaip vieno žmogaus pastangos ir lyderystė gali paskatinti viso sektoriaus augimą, padėti Lietuvai įsitvirtinti ir pasauliniai biotechnologijų rinkai, pelnęs galybę apdovanojimų už indėlį į mokslą, verslą, inovacijas, Northway įmonių grupės vadovas, valdybos pirmininkas ir Northway Biotech vadovas, profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Atsistoti reikia mums. Strategė, verslininkė, ekosistemų architektė, turinti daugiau nei 25 metų patirtį, inovacijomis grįsto augimo, strateginės įžvalgos ir ilgalaikio poveikio kūrimo srityse, taip pat filosofijos mokslų daktarė. Ne. Vadybos mokslų. Ir mes galėsim padiskutuoti, kad tai yra irgi tam tikra filosofija. Inovacijos agentūros valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė. Sveiki. Vadovas, turintis ilgametę patirtį transporto ir logistikos sektorijoje, prisidėjęs prie daugelio Baltijos šalim logistikos ir infrastruktūros reikšmingų projektų, siekiantis modernizuoti geležinkelių infrastruktūrą, stiprinti tvaraus mobilumo sprendimus ir turintis ambiciją sujungti Lietuvą ir Baltijos šalis su Vakarų Europą. Lietuvos geležinkelių grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas. Mano vardas Akvilė Skiparė, aš moderuosiu šią diskusiją ir dėkui Šiaurės ministrų tarybos biurui Lietuvoje už pakvietimą ir kartu rengiame su Šiaurės investicijų banku šią panelę. Na, nieko nelaukia, pradėkime. Lietuva pastaraisiais metais dažnai buvo minima kaip lyderė inovacijų srityje, Baltijos šalių sėkmės istorija. Kaip ji iš tikrųjų atrodo jūsų nuomonė ir palyginus su Šiaurės ir Baltijos kaimynėmis šiandien? Egidijau, pradėkime nuo jūs. Iš tiesų, tai man geras jausmas. Tikrai galim pasakyti, kad prisidedame prie inovacijų, prasidėjo viskas nuo fintechų. O gravitacija, žinot, toks dalykas, kur gerai pasiseka, tai yra tikimybė, kad ir kitiems pasiseks ir tos drąsos atsiranda. Kuo toliau, tuo daugiau. Tai šiandien Lietuva ir su Lietuva susijus kompanijos apie 9 vienaragius turime. Ne? Tai estai tiek pat turi, Latvijai mažiau. Tai rodo, kad apetitas mūsų kyla bevalgant ir tada atsiranda matyti kitų galimybių, ne tik iš fintecho, bet iš kitų industrijų, kaip galime patobulėti. Ir šiaip matyti nėra naujiena, aš galbūt apie savo sektorių, apie geležinkelius kalbant, Trains are New Black. Tai Europos komisija yra labai stipriai skyrusi dėmesį greitųjų traukinių tinklų plėtrai. Tai jeigu mes savo dalies nepadarysime, tai nebūsime to tinklo dalis. Dėl to ir tas siekis ir integruotis į vakarus mums yra labai svarbus. Iš vienos pusės, iš kitos pusės yra ir liūdnos temos apie tai, kad vyksta karas, o geležinkeliai nesinorisi to minėti, bet iš tiesų labai dažnai irgi pasitarnaudavo kariniams tikslams.
Tai čia antras galbūt aspektas, kuris mus irgi verčia pasitemti ir ieškoti tų visų inovacijų, kaip įmanoma greičiau padaryti tą geležinkelį, kaip įmanoma, kad daugiau naudotųsi, ne tik pramonė, bet taip pat ir kitos industrijos. Tai turim galimybę greit judėti, nes esame šiaip maži. Čia yra tokia tam tikras, ir kaip visą laiką, yra pliusai minusai. Būdamas mažas, tu gali greičiau prasukti, galbūt kažką protestuoti, bet padarius kažkokį tai dalyką, aišku, rinką ar kažkur tu pritaikysi, jinai turi būti žymiai platesnė. Tai kuo greičiau darome, kuo greičiau testuojame, tuo greičiau suklystame ir tada einame ieškoti kitų naujų sprendimų. Tai turim tokią privilegiją, būdami mažesni, judėti greičiau, bet taip pat mums reikia tarptautinių partnerių, be jų mes niekur neišskeilinsim tų sprendinių visų. Tai esam geroj pozicijoje, esam geram trende ir reikia daryti, kaip profesorius sakė, nereik daryti, bet reik daryti. Esam geram startiniai pozicijai. Gerbiamas profesoriau, kokia jūsų nuomonė? Jis neteisingai mane citavo. Tai aš pasakysiu teisingai, kaip aš sakiau. Aš sakau, kad Lietuvoje visi aplinkui vaikšto ir sako, reikia daryti, reikia daryti. Na, eikite kiekvieną palapinę ir čia matysit, kad visi šneka, kad reikia daryti. Tai aš sakau, baigim sakyti, kad reikia daryti, eikim ir padarykim. Ir tada viskas bus gerai ir tvarkoji ir mažiau šnekėsim, daugiau turėsim rezultatų. Tai dabar užmiršau, ko man jūs klausėt. Ar Lietuva jau sėkmės istorija, ar dar tik pakely? Tai aš nežinau. Už visą Lietuvos inovaciją aš taip labai atsargiai šnekėčiau. Kadangi čia antiek plati savoka, kad viską apriepti turbūt čia reikėtų. Vat Aleksandras Abišovas sėdi, tai jis gal ir aprieptų viską ir pasakytų. Čia. Bet aš... Nu gerai, tegu jį pasako. Tai aš ką galiu pasakyti daugiau apie tą sritį, kur aš šiek tiek kažką tai žinau. Tai yra tie gyvybės mokslai, bet ne vien tik tai gyvybės mokslai, man atrodo, ir neteisinga savoka. Turi būti dar gyvybės mokslai ir gyvybės mokslo industrija. Tai vat, jeigu tas dvi savokas mes nagrinėsim, tai gyvybės moksluose tikrai inovacijų tikrai yra Lietuvoje padarytų ir labai puikių. Nu, visi čia žinom žirklės, čia karpom, genus karpom, dedam laukų, nešam neteisingus, dedam teisingus. Tai aš čia, taip sakant, kadangi mėgstu visokius daiktus daryti, genų terapijos centrą pastačiau, kad man jis klausė, kam tau bumelį reikia, to centro. Nugi sakau, kirpsiu laukų iš lietuvių genomo patį labiausiai ekspresuotą geną. Tai visi klausia, koks? Nu, turbūt žinot. Pavydas. Bet aš skiriu dvi pavydo rūšis. Viena pavydo rūšis yra juodas pavydas, kita pavydo rūšis yra baltas pavydas. Tai vat juodą pavydą reikia kirpti laukų iš lietuvių genomų ir tai irgi nieko neprideda, kad mes gerai vystytume inovacijas Lietuvoje. Bet baltą pavydą reikia ekspresuoti. Reikia nebijoti konkuruoti. Reikia nebijoti būti pirmam. Reikia nebijoti pavydėti kažkam tai, kas padarė geriau negu tu ir stengtis padaryti dar geriau. Kaip aš sakau, gerai dirbti negalima. Reikia dirbti kaip? Puikiai. Va, kas ten atsakė kaip jie? O, šaunuolė. Auditorija kalba choru. Tai reikia dirbti puikiai. Tai, nes nuo gerai ir puikiai tai yra distancija šviesmečiais. Jeigu dirbsim gerai, nieko mes nepasieksim ir inovacijų nesukursim.
turim dirbti puikiai. Ir vat su to puikiu darbu aš net nebejoju, kad tų inovacijų bus. O gyvybės moksluose ir gyvybės industrijai tikrai yra ir tos šikšnio žirklės, kurios tikrai darys revoliuciją. Ir gyvybės mokslo industrijoje. Ir taip kaip genų inžinerija. Tai genų inžinerija padarė revoliuciją kokią. Tai ar pažiūrėkite, ar dabar yra bent kur lietuvaičių suaugusių žmonių, kurie nedidukai vaikšto po Lietuvą. Nebėra tokių. Kodėl? Todėl, kad anais laikais nebuvo žmogaus augimo hormonų, negalėjom padėti tiems žmogiukams, kad duoti to hormonų, kad jie išaugtų. Dabar su genų inžinerija viską tą padarėm, viskas tas juda į priekį. Tai va tai sekanti banga bus kaip tik tos genų žirklis, kur ne vien tik, kaip aš čia juokauju, tos bjaurius genus, kirpsim pavydo genus, bet yra baisiai daug tikrai netikusių genų mūsų organizme, kurie nepadeda mums gyventi, o trukdo gyventi. Vat kaip pavyzdį galiu pasakyti, kaip su genų terapija išgydyta viena bjauri liga. Žinot, mes turim raudonos kraujo kūnelius, jie tokie burbuliukai, bet pas kitus jie yra tokie pusmėnulio formos. Tai ta vadinama pjautuvinė anemija. Tai kai tokį turi, tai į 3 aukštą laiptais neįlipsi. Tai va su genų terapija jau tas viskas sutvarkyta ir žmonės puikiai gali gyventi. Tai ar mes čia lyderiai? Kaip čia pasakyti? Jokie mes čia dar ne lyderiai tų inovacijų srity, kadangi mūsų visa šalis vystosi normaliai, tik kiek metų? 35. O šiaurės šalis kiek normaliai vystosi? Tai va, nebežinau kiek, turbūt arti 100, jeigu nedaugiau. Tai čia nėra ką baisiai lyginti, kad mes jau čia tokiais kosminiais tempais judom inovacijai, bet proto turim, kad vystyti inovacijas reikia 2 daiktus daryti. Galvoti. Kadangi yra toks posakis. Galvojimas yra sunkus darbas, todėl nieks jo nenori daryti. Tai pirmą aš siūlau visiems galvoti. O kai pagalvojam, tai tada puikiai dirbti, bet nesunkiai dirbti, kaip amerikonai šneka. We are working very hard. Tai nereikia very hard to work. Reikia dirbti protingai, inovatyviai, išmaniai ir tikrai aplenksim šiaurės šalis. Puiku. Plojimai. Visi už. Agne, kokia jūsų nuomonė? Kur dabar yra Lietuva ir kokiam kelyje? Kalbant apie baltą pavydą, aš esu politikos analitikė ir politikos analitikai turi tokį posakį, kad atsakymas į klausimą, kaip gyveni, priklauso nuo to, su kuo lyginsies. Tai žiūrint į tai, kaip atrodo Lietuva lyginant su kitom šalim, kurios pabėgo iš to sovietinio bardako, tai Lietuva padarė milžinišką šuolį ir tikrai yra sėkmės istorija. Fantastiškas augimas ir tikrai, kaip sakė kolega, jausmas yra geras. Bet jeigu mes lyginamės su lyderiais, pavyzdžiui, šiaurės šalis yra inovacijų reitinguose pirmaujančios visada. Ir mano kolegos, aš pati iš Visionary Analytics prisidėjo rengiant tokią Europos inovacijų švieslentę. Nežinau, pakelkit rankas, kas yra girdėjęs. Girdėję žmonės. Tai yra Europinis inovacijų reitingas. Ir šiaurės šalis yra, 3 iš jų yra 4 pirmam. Tai yra nuolatos, jos yra inovacijų lyderės. Tas reitingas pateikia labai aiškią indikaciją, kur yra Lietuva apytiksliai. Tai Lietuva yra vidutiniokė, nuosaikus inovatoriai, tai vadinasi nuosaikių inovatorių grupė. Ir aš dar pridursiu, atsiprašau, kad esu party pooper, bet silpna vidutiniokė. Dėl to, kad toje nuosaikių inovatorių grupėje inovacijų reitingas yra Lietuvos balas tas žemesnis negu grupės vidurkis.
Tai va, tai labai norėtųsi pasidžiaugti, kad jau viskas pasiekta ir belieka tik tai mėgautis rezultatais, bet toli gražu dar taip nėra. Norisi lygiuotis į šiaurės šalis kaip inovacijų lyderės. Ir kartais yra sakančių, kad ten tie reitingai, neteisinga ta statistika, iš tikrųjų viskas yra daug geriau, nes pavyzdžiui, galbūt Lietuvos inovatoriai nedeklaruoja ten kokių nors mokslinių tyrimų išlaidų, neužpildo statistikos, tai aš sakau, kad ne visai taip, dėl to, kad pasižiūrėjus į verslo produktyvumo rodiklius, akivaizdus yra didžiulis atsilikimas gepas, palyginus tom pačiom šiaurės šalim. Jeigu paimtume kokį čia rodiklį pridėtinę vertę vienam dirbančiajam arba vienam gyventojui, tai nuo šiaurės šalių net pusės mes nesiekėm. Tai va, tai tas atotrukis yra gana nemenkas. Ir dar ką yra svarbu pasakyti, kad jeigu augimo tempai išlieka kaip iki šiol, va, tarkim tą patį rodiklį produktyvumo paėmus, tai nepavysim. Per ilgą laiką, net ir per 25 metus kitus nepavysim. Vadinasi, reikia ieškoti kažkokių dar didesnių galimybių, dar didesnių šuolius, dar didesnius žingsnius daryti. Dėkui. Šiaurės šalis, švieslenčių lyderės. Ar yra kažkokie faktoriai, kurie išsiskiria, kurie nėra tik tai laiko faktorius, kad turėjo labai daug laiko tam, o mes vejamės ir pagreitis per mažas? Ar yra kažkokie tai dalykai, į kuriuos mes turėtumėm atidžiau pasižiūrėti, įsikvėpti? Ir mūsų pagreitis galbūt padidės arba peršoksim porą žingsnių? Labai daug tų veiksnių yra. Vienas galbūt svarbiausių, tai yra tiesiog globali ambicija. Koks yra mūsų identitetas, kaip mes save identifikuojam. Man labai patinka, kadangi pati esu inovacijų agentūros valdyboje, tai aišku pasižiūrim ir kitų inovacijų agentūrų kitose šalise patirtį. Tai Suomių atitinkama agentūra, Business Finland vadinasi, savo front page rašo, kas jie yra. Mes Suomiai esame globalių iššūkių sprendėjai. Tai kitaip tariant, jų ambicija iš karto yra globali, kad mes esam globalios kompanijos, mes teikiame produktus visam pasauliui. Ir tai yra didžiulis jų pranašumas, kad tai yra labai atvira, labai tarptautiška ekonomika, iš ko Lietuva tikrai galėtų pasimokyti. Ir ta ambicija, ta strateginė ambicija yra tikrai didelė. Būti geriausiais iššūkių sprendėjas visam pasauliu. Tai vat, kodėl nepasiskoliniu šito. Antras dalykas, šiaip tokia labai įdomią diskusiją turėjom prieš tai su Aleksandru Abišala apie pasitikėjimą. Tai, kadangi taip pat esu inovacijų sistemų mokslininkė, tai inovacijų sistemų teorija sako, kad inovacijos greičiau atsiranda, kai yra daug interakcijų. Tai yra, kai dalyviai tarpusavėje labai daug bendradarbiauja, daug pasitikėjimo yra, dalinasi savo idėjomis ir tada greičiau gimsta kažkokios tai nauji dalykai, naujos idėjos, greičiau ištestuojamos, nauji produktai pateikiami rinkai ir taip toliau. Tai Skandinavijos šalise pasitikėjimas yra vienas aukščiausių pasaulyje. Tiek visuomenės pasitikėjimas institucijomis, tiek ir tarpusavio pasitikėjimas, tai yra žinojimas, kad tu padarysi tai, ką pažadėjai. Ir šito akivaizdu, kad labai trūksta Lietuvoje. Tai žinau, kad profesorius šiek tiek kitaip galvoja, tai įdomu bus išgirsti jūsų nuomonę, kaip čia su pasidalymu savo paslaptimis ir idėjomis, ar tikrai reikia tą daryti ar ne. Dar vienas dalykas, čia, dėl ko aš šneku apie tokius iš pažiūros gal nesusijusius dalykus, bet truputėlį noriu paneigti mitą, kad ko reikia ekonomikai ir inovacijoms, tai tiesiog daugiau pinigų. Ne visai taip yra, nes iš tikrųjų daug dalykų lemia šalies tą inovatyvumą ir verslo inovatyvumą. Ir vienas iš jų tai yra stiprus mokslas ir švietimas. Ta pati inovacijų švieslentė, jinai suteikia įvairius duomenis ir galima pasidaryti koreliaciją, su kuo labiausiai koreliuoja aukštas produktyvumas. Tai vat kaip tik su finansiniam paskatom, kiek išleidžia šalis verslui ten remti, skatinti, tai nebūtinai yra labai stipri koreliacija, ten labai išsibarstę tie duomenys. Stipriausia koreliacija yra ten, kur
aukštos kokybės švietimas ir stiprus mokslas. Tiesinė koreliacija. Ir tai reiškia, kad inovacijų sistemose taip yra, viskas susiję. Ir negali važiuoti vežimu, jeigu vienas ratas nukritęs, kaip aš sakau, ir čia supraskit, kalbu apie švietimą. Nori, nenori, šitą reikės išspręsti. Dar vienas dalykas, ko reikėtų pasimokyti, tai gebėjimo užimti atsiveriančias žaidimo aikšteles, tai yra išsiskaptuoti globalias nišas. Iš tikrųjų, Skandinavijos šalis, ypatingai Suomija, yra išsiskyrę sritis, kur jie nori lyderiauti ir nuosekliai, strategiškai į tai investuoja ir ten jie iš tikrųjų tampa lyderiais. Tai, pavyzdžiui, žalioji ekonomika yra vienu iš tų sričių, kur pradėjo Suomija investuoti dar 80-aisiais ir dabar tai yra tiesiog nacionalinė strategija ir milžiniški pasiekimai toje srityje. Tai šito tikrai Lietuva galėtų pasimokyti ne tik tai iš Suomių, bet ir iš estų tų pačių, kurie yra į Estoniją. Ir būti greiti ir strategiškai identifikuojant, kur tos nišos atsivers, bet taip pat ir nuoseklus, investuojant ir išlaikant politikos dėmesį bėgant dešimtmečiams. Ir kad nesibaigtų liūdna nata, kad visko mums čia reikia mokytis, tai noriu pasakyti, kad gera žinia, praėjusiais metais skaitmeninio konkurencingumo reitinge Lietuva aplenkė estus. Vadinasi, mes galim tą šuolį padaryti. Dabar publikai, kurie žiūri nuotoliu, noriu pasakyti, kad mūsų publika čia labai aktyviai yra atsikvėpusi ir džiaugiasi šitais faktais. Tai ačiū už tą gerą natą. Taip pat kreipiuosi dabar į profesorių. Kaip jūs manot, Lietuvai vejantis, kaip tą pagreitį padidinti, kokia jūsų nuomonė ir išvardintos įžvalgos, kiek jos rezonuoja su jumis, iš jūsų pusės, praktikų ir idėjų nešėjų? Tai aš nieko gudraus nepasakysiu. Jeigu nori daugiau turėti rezultatų, tai ką turi daryti? Daugiau dirbti. Ne mažiau dirbti, daugiau dirbti. O kartu su kitais ar po vieną? Kaip jūs manot geriausiai? Taigi šalis esam, 3 milijonai. Tai turim daugiau dirbti, o ne kartais čia filosofuoti, kad jau užteks 1 dieną dirbti, 5 nebedirbama, 6. Dirbti reikia, bet dar kartą sakau, reikia dirbti ir kad tas darbas būtų tikrai produktyvus. Nes mūsų produktyvumas arba tas koeficientas produktyvumo yra dar labai žemas, nors šiek tiek judam į priekį, bet aš truputį apie tą pasitikėjimą, kur čia jūs čia puikiai diskutavo. Mano tai nuomonė ir labai paprasta. Aš sakau, jeigu žmona tavim jau nebepasitikė, tai kas? Skyrybos, žmonai. Skyrybos. Tai pasitikėjimas, jis yra moralinė viršūnė, kuri turi būti ir kiekvienam kolektyvui, ir kiekvienoj kompanijai. Kaip tą pasitikėjimą įgyti? Įgyjimas jis yra ir per 30 metų neįgyjom, kad jau tikėtume tikrai vieni kitais, mes savo valdžia tikėtų pilnai mumis, kadangi tas trust ir pasitikėjimas prasideda, mano supratimu, nuo įsipareigojimų vykdymo. Vat jeigu tu nevykdai įsipareigojimų, kurios prisijėmei, tai tada nieks tavim netikės. Tai jokių trastų čia nėra ir nebus. Tai tą pasitikėjimą įgyti reikia labai daug laiko, bet prarasti jį galima per 1 mėnesį. Vat ir viskas. Tai aš biotechnologijoje dabar esu servisinė kompanija, tiekiu paslaugas. Tai jeigu manęs prašo paslaugą kas padaryti, aš ją padariau ne laiku, ne kokybiškai, praradau pasitikėjimą, nieks pas mane nebeateis.
Tai čia tokie, kas sakyti, kad man skirtinga nuomonė. Ne, man supratimu vienoda nuomonė apie pasitikėjimą. Tai, o ar mes čia galim pasivyti? Nu, aš manau, kad reikia nevytis, reikia dirbti. Tai jeigu dirbsim, o nevysimės, tai viskas bus ir gerai. O ar galim dirbti geriau negu šiauriečiai? Nu, tikiu, kad galim. Tikrai galim. Kadangi visi, mano supratimu, turim 1% talentų. Visi. Ir šiauriečiai, ir baltiečiai, ir maltiečiai, visi. Talentų visiems užtenka, 1% užtenka talentų. Bet ne visi norim dirbti 99%. Kiti nori 20, kiti nori 30, kiti nori 90. Tai jeigu dirbsim 90, o šiauriečiai apie 30, kodėl? Nu, todėl, kad jie jau turtingi. Jie nelabai benori dirbti, mes dar biedni. Tai mes dar norim daugiau uždirbti, mes norim daugiau pasiekti, kadangi dar biedni esam palyginus su šiauriečiais. Tai aš galvoju, kad mes galim daugiau pasiekti, negu kad šiauriečiai pasiekė. Tai tiek. Aš galiu sureaguoti. Labai įdomi diskusija. Man širdžiai artima diskusija yra apie lietuvių identitetą. Ir vat mes, vėlgi su to pačiu Aleksandro Višala, kartu dalyvavome rengiant Lietuvos viziją 2050 ir ten tokios diskusijos buvo, tai koks yra lietuvių identitetas. Ar mes čia darbiniai arkliai, tokie vis nuskriausti, vis aukos sindromas, vis kažkas mus skriaudžia, ar mes visgi esam kūrėjai. Ir čia toksai tas klausimas yra work hard or smart. Tai jūs sakot, kad dirbti reikia daugiau. Kaip jūs sureaguotumėte tai, kad o gal galima kažkaip sumaniau tiesiog dirbti? Nu, jeigu jūs pasakysit, kaip tą daryti, aš taip ir darysiu, bet tai kad nieks nežino. Man atrodo, pradedant nuo jūsų pradinių sakinių, ambicija yra ir daugiau, ir sumaniau. Tai reiškia per abi dvi kategorijas. Kad sumaniau dirbti, vėl sakau, reikia galvoti. Galvoti nieks nenori, kadangi sunkus darbas, bet reikia galvoti. Tai jeigu visi galvosim, tai ir surasim galbūt taip, kaip jūs čia sakot, mažiau, bet sumaniau. Tai... Dėkui. Egidijau, kreipiuosi į jūs. Didžiausia geležinkelių bendrovė Baltijos šalyse. Dabar daug identiteto ir klausimų, kur diskutuojam, irgi prasitestuosim, didžiulis projektas jau prasidėjęs, prijungti Baltijos šalis prie vakarų. Sakykit, kaip jūs matot visą šitą regiono perspektyvą ir iš jūsų įmonės taip pat pusės, kokios yra galimybės tas inovacijas tiek diegti, tiek galbūt netgi pirmiem jas išbandyti. Didžiulės galimybės, ne tik tai techniniai parametrai. Ir kaip jūs pats sakėt, tai ne tik bėgiai, tai galbūt galit pasidalinti savo mintim, kaip sekasi jau pradžia šito projekto, kas, manot, tiek ir mūsų pačių identiteto prasme tik padeda, o ko reikėtų dar ir kokia jūs nuomonė? Esminis dalykas, esminis žodis yra bendradarbiavimas. Jeigu 3 kaimynai, vienas turi lentų, kitas vinių, o dar vienas plaktuką, tai kartu jie padarys namą. O jeigu kiekvienas savo laikysis, tai tada žiūrės vienas, kitą galvos, tai gerai, kad nieks nieko nepasistatė, aš nesu blogesnis. Tad tas bendradarbiavimo dalykas ir ta pati Rail Baltica, tai būtent skirta bendradarbiavimui, platesniam regiono bendradarbiavimui. Ir aš manau, mes turim visas prielaidas to bendradarbiavimu remiantis pasiekti gerų rezultatų. Ar viskas iki šio laiko vyko gerai ir mes čia turim žiauriai fainą situaciją? Ne, nėra gerai.
Yra įvairių klausimų, yra tie patys 3 kaimynai, lietuviai, latviai, estai, kurie niekaip nesusitarė, ką pirmą reikia statyti, ar stotis, ar bėgius. Vieni nuo vienų pradėjo, kiti nuo kitų, tai kodėl nebuvo tos bendrystės, bendradarbystės. Aš džiaugiuosi tikrai, kad mes turim gerą kontaktą labai su Lenkija, su kuria mums būtina susijungti tam, kad mes galėtumėm su Europą susijungti, bet to, reiškia, susijungimo viršuje su Talinu, nesusijungus su Lenkija, nieko gero nebus veikianti ta jungtis. Tai irgi yra daug formatų, daug galimybių, dirbant kartu su jais, taip pat Europos komisijoje, šnekant apie tai, kad koks fundingas reikalingas tam projektui, kad įsigyvendintų. Tai yra daug dalykų, bet mano supratimu jie į bendradarbystę įvairiais lygiais. Ta prasme, tiek specialistų lygyje, vyriausybių lygyje. Yra tikrai nemažai formatų, kuriais ministrai, vyriausybė šnekasi tarpusavy, Europos komisijoje tos temos yra, bet po to bendrystė, jinai kartais irgi taip išvirsta ne visai skaniai, nes Europos Sąjunga didelė šalių aglomeracija. Ir klausė, kokie italai ir ispanai, o ko čia tie 6 milijonai gyvena, kam jam tas už 20 milijardų tai bėgiai. Taigi normaliai važinėjo su autobusais, tegul važinėjo, pas mus tai reikia daryti, nes daug žmonių gyvena, va čia efektas bus. Ir vyksta irgi kautynės tarpusavį, o kas, o kaip. Tai žiūrint iš tos perspektyvos, mes irgi bedėliojant patį projektą, mes bendrovėje ypatingą dėmesį tam bendradarbiavimui skiriam irgi su ir mokslinėmis institucijomis, nes irgi kaip grupė įmonių pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą kartu su MIT, su Massachusetts institutu, kurie lyderiai yra. Jiems įdomiausias buvo dalykas, ką jūs gali duoti. Sako, įdomiausias dalykas, kaip jūs įgyvendinsite patį žalią strategiją. Elektrifikacija dalykai. Amerikoje, sakysim, irgi jie savo iššūkius su geležinkeliais sprendžia, bet kalbant apie tai, kaip pritraukti ten dirbančius mokslininkus, jie labai aiškiai pasakė, ko nori, netgi dabar mes turėjom jau atvykusius 2 žmonės, kurie pas mus praleido Vilniuje nemažai laiko žiūrėdami tos visus procesus, ką galime padaryti. Yra kitų formatų, kuriais mes šnekamės, kuriais mes bendraujame, tai čia, kodėl iš viso inovacijos gimsta, kodėl jų reikia, nes pačių inovacijų dėl inovacijų nereikia. Žmonės visą laiką nuo pat gimimo nori gyventi patogiai, tai yra tingėti, dėl to visos inovacijos atsirado, dėl to ratas atsirado, kam kvadratinį tą dalyką stumti. Reikia padarykim ratą ir geriau judėsime. Antra paskata, žmonės nori būti saugus. Yra kitos inovacijos, kurias leidžia padėti. Tai tiek, jau šnekant apie pačią Rail Baltica kaip po projektą, jisai ir patogumą suteikia, ir saugumą. Tiek karinė prasme, tiek susijungimą regionų, kur irgi žmonės gali skirtingai atvažiuoti ir darbuotis iš skirtingų vietų. Tai yra viskas padaryta, klausimas yra kaip nesustoti. Nes įvairių, ne tik tai Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje pastoviai kyla klausimų, kam jums ta Rail Baltica? Kam jums nereikalinga? Taigi viskas gerai buvo, kaigi čia viskas, čia tranzitas buvo, faina labai. Tai tie klausimai kažkiek sumažėjo, bet niekada nežinai, kokios ten dėl provokacijos išlys ir vėl, o kodėl čia? Taigi pagalvokim, su terminalu irgi buvo kiek klausimų LNG. O kam jo reikia? Taigi visą laiką vamzdis yra. Tai reikia turėti savo kelią, susijungimą su Europa, lygiai taip pat su energetikai, su interkontinentiniu prisijungimu. Mes esam tas pats projektas ir norime jį padaryti kaip įmanoma greičiau. Tai to siekiame. Jeigu kas turi patarimų, kaip tą dalyką geriau daryti, su mielu noru išklausysime, bet tai yra bendrystės. Jeigu mes nebendrausime, nesikeisime poreikiais, nesikeisime resursais, nesidalinsime, tai nieko daro nebus. Savo pavyzdžių. Atidaryti duris ir bendradarbiauti kviečiant. Taip. Ir jūs palėtėt labai gerą temą taip pat apie neužtikrintą geopolitinę situaciją. Ir diskutuojam apie įvairias inovacijas, apie kryptis globalinės, tačiau turime ir neužtikrintumus ir įvairius strateginius skersvėjus, taip pavadinkime. Netgi šitoj situacijoje, kaip nepasimesti, kaip nepamesti tų savo tų tikslų, kurie yra išsikelti, kaip jūs dažnai sakot, strateginė drausmė, kad jinai nesudrebėtų. Netgi šitoj situacijoje, kokias matot didžiausias galimybės inovacijoms?
Agne, pradėkim nuo jūsų. Apie Rail Baltica šiaip galiu pasidalinti, kad prieš beveik 25 metus, aš 25 metus dirbu su politikos analize, tai Rail Baltica buvo vienas iš pirmųjų, kur jau sakė, toj bus. Tai čia apie greitį iš tikrųjų ir aš manau, kad greitis ir bendrai biurokratizmo mažinimas, žinau, kad skamba negražiai, bet tame yra esmė. Tai čia yra viena iš tų galimybių, kurias bet kokią krizę suteikia. Yra toksai Mark Zachary parašęs knygą The Politics of Innovation ir ten jisai iškėlė tokią creative insecurity teoriją, kuris sako, kad kai išorinės grėsmės persveria vidinius interesus, tada valstybė inovuoja. Ir COVID'as ir skaitmenizacija yra pats geriausias pavyzdys. Kiek buvo kalbėta, kad čia reikia, kol neužspaudė. O kai tik užspaudė, labai greitai viskas pajudėjo. Tai tokių pavyzdžių istorijoje yra buvę labai daug. Ir šaltasis karas, ir visos inovacijos ten karybos, ir paskui perselėje į kitas industrijas. Ir panašiai. Tai dabar mes gyvenam tokiu laikotarpiu, kai, kaip sakoma, krizė ant krizės, labai didelis neapibrėžtumas ir dabar vėl su saugumu yra panaši situacija. Tai Ayrtonas Senna lenktynininkas sakė, kad posūkiai geriausiai vyksta kai lyja, tada gali daug konkurentų aplenkti, tai aš taip pat manau, kad čia yra galimybių ir biurokratijos mažinimas, kalbant apie valstybės, bet kokius procesus, kad jie vyktų greičiau, yra didžiulė neišnaudota galimybė ir čia tų GovTecho ir kitų inovacijų tikrai daug gali atsiverti, tai čia vienas. Antras, pats saugumas, milžiniškas strateginis poreikis, kaip tik Baltijos ir Šiaurės regionas čia galėtų apsivienyti ir man labai patiko mūsų užsienio reikalų ministro idėja, tai Šiaurės šalių ir Baltijos regiono technologinis skydas, kur mes tikrai jau galime sumesti savo resursus technologinius ir kitus ir pasiūlyti inovacijas, kurios saugotų mus pačius. Tai tokias galimybės pirmos, kas ateina į galvą, matyčiau šiai dienai. Dėkui. Profesoriau, kaip Jūs manot, geopolitinės situacijos neužtikrintumai, kokias matot galimybės? Šiaip tai aš galvoju, kad mes lietuvaičiai esam tokie fainuoliai, kad tų strategijų mėgstam rašyti kiekvieną dieną. Tai tų strategijų esam prirašę, nežinau, tonnom. Ir aš čia kokius 2 metus stebėjau, kadangi aš ten į Nemenčinės pusę gyvenu, tai statė naują archyvą. Didelį pastatą. Tai klausiu, ko čia statot? Sako, strategijos nebetelpa. Tai tų strategijų tonom prirašyta. Bet kadangi tonom prirašyta ir nieks, vėl čia kažkas paminėjo mano tą sakinį, kuris yra, nieks nesilaiko tų strateginių drausmių. Tai jeigu strategija parašyta, ji turi būti vykdoma. O dabar prisirašom ir nevykdom. Prisirašom ir nevykdom. Aš neskau, kad saugumas yra, taip sakant, antroji vietoje. Ne, saugumas visada, aš turiu tris parametrus kompanijai. Saugumas, kokybė, ir trečias, man pinigai, man reikia uždirbti pinigus. Bet pirmas yra saugumas, antras yra kokybė. Tai aš manau, kad negalima, kad atėjo kažkokie tai geopolitiniai vėjai ir viską, ką buvom pasirašę per strategijas, išmesti iš šiukšlyno į tą archyvą ten, padėti ir užmiršti. Aš jau buvau išsigandęs, kad greičiausiai ta biotechnologija bus užmiršta, ir buvo primiršta, kadangi buvo žalioji strategija. Tai jeigu, kolegė ne su žaliu švarku, bet jeigu jau vaikščiai ne su žaliu švarku, tai buvai ne žmogus. Tai bet man atrodo dabar po truputį toks balansas atsiranda ir su ta žaliaja strategija ir kažkas viskas atsistoja į vietas. Tai aš nemanyčiau, kad
kažkokie tai vėjų atsiradimas turi nupūsti. Jau anksčiau pasirašyti strategijas, mes turim jas vykdyti, jeigu norim pasiekti ir tų inovacijų ir kitų gerų dalykų. O karo industrija tai yra vienas iš puikiausių dalykų inovacijom kurti. Tai aš Izraelį 10 metų, tai kodėl Izraelis toks geras kaip valstybė? Nu, gal kam čia kas nepatinka, bet inovacijų Izraeliui kiek nori. Kas padėjo kurti tas inovacijas? Izraeliai padėjo kurti naujas inovacijas, karo industrija. Tai jeigu mes protingai čia kursim tą karo industriją, o ne vien tik pinigus kažkam tai sumokėsim už ten tankus ir patrankas, bet čia darysim, tai tada tikrai bus didžiulis irgi postumis naujajai inovacijų bangai, gerbiamoji inovacijų agentūra. Dėkui. Grįžtant ir į jūsų segmentą, girdim, matom ir taip pat klausomės apie jūsų asmeninę ambiciją biotechnologijų mokslų visą industriją pakelti iš dabar apie 2% BVP į 5%. Sakykit, Mano čia industrija, ne mano čia ambicija. Čia ambicija buvo politikų. Politikai susirinko ir sako, gerai, 30 metais padarysim 5% iš naujųjų biotechnologijų. Gal jūs įkvėpėt? Aš nekvėpiau. 30 metais mūsų bendras vidaus produktas bus 100 milijardų. Tai kiek ir 5%, nu, tiek ir aš suskaičiuoju. 5 milijardai. Dabar yra 2, jau yra 25 metai. Tai va, tai per 5 metus reikia padaryti 2,5 milijardo arba 3 papildomų pinigų. Tai man patinka startupai. Nu, geras daiktas. Kadangi pasiimi kokią idėją, tau duoda pinigų, pinigus išleidai, sakai, nieks nesigavo, eini į naują idėją, sakai, vėl duok pinigų, vėl nieks nesigavo. Tai taip ir turi būti, bet iš 100 startuperių tik tai, nu, vienas išgyvena ir duoda kažkokius tai pinigus. Nu, kitiem pasiseka kartais kaip kazino, bet tokių nėra baisiai daug. Tai todėl ne mano čia ambicijos, aš bandau padėti valstybei tuos 5% padaryti. Kaip tą galim padaryti? Čia kolega klausė, sakė, nieks nežino. Aš žinau, kaip padaryti. Reikia vystyti gyvybės mokslo industriją. Ką tai reiškia? Tai turi būti industrija, kuri gamina produktus, kurie duoda didžiulės apyvartas ir didžiulius pinigus. Tai jeigu taip draugiškai, galiu visiems pastatyti. Vienas fabrikas, kurį planuoju, jeigu Dievas duos pastatyti ir atsiras investitoriai ir finansai, tam reikia apie 500 milijonų. Kitam reikia apie 300 milijonų. Nežinau, kiek Rail Baltikai reikia. 6 milijardų. Nu, tai beveik. Tik 6 milijardų. Tai Kas daugiau? Tai va tiek reikia pinigų įdėti, jeigu norim tos 5% padaryti. O jeigu tiek neįdėsim, tai neatsiras, tai 5%, taigi čia pinigai, kaip sakė mano tėvas, kaip obuoliai ant obels neauga, nu, juos reikia uždirbti. Tai va, tai jeigu jūs sako, čia mano ambicija, čia man tai įdomu. Kadangi įdomu, tai ir dirbu. Tai jeigu surasim finansus, surasim partnerius, o šiaip tai tendencijų yra gerų. Aš net nustebęs, kad tie, kurie iš kitos pusės Atlanto, pradeda pozityviai žiūrėti į mūsų tą gyvybės mokslo industriją. Ir jeigu tie partneriai irgi atsiras, tai bus gerai. O jeigu neatsiras, irgi bus gerai, bet ne taip gerai. Ne taip greitai. Ne taip gerai.
Ir ne taip gerai. Taip. Taip, reikia komplekto. Pažvelkime truputį toliau. Padiskutavom, kad Lietuva kai kuriuose vietose yra pradinėje stadijoje, kai kur esam jau ganėtinai pažengę. Yra tam tikri dalykai, kur turėtumėm labai stipriai pagreitinti savo pagreitį, prisitraukti partnerius, finansuoti. O dabar, jeigu persikeltumėm laiko mašiną 10-20 metų į priekį ir pagalvotumėm, koks būtų jūsų svajonių scenarius Lietuvai. Lietuvai ir netgi, galim sakyti, netgi Šiaurės Baltijos šalių regionų, kaip lyderiaujančiam pasaulyje. Ir kokie tai būtų pavyzdžiai, kurie ateina jom į galvą? Galiu pasakyti. Prašau. Tas Rail Baltica tai yra 19 amžiaus projektas. I am sorry. Aš 20 metų Kinijai pastačiau 3 gamyklas. 2 miestelėje nedideliam Tenzinis, vadinasi. 12 milijonų gyventojų. Reikėdavo man iš Pekino važiuoti į Tenzinį. Apie 150 ar 200 kilometrų. Tai taip pat kaip šįryt, aš 6 valandą dar buvau Rygoj. Dabar atvažiavau iš Rygos į Vilnių. 4 valandas. Nesąmonė. Tai mūsų didžiausi pinigai yra laikas, o mūsų didžiausia vertybė yra greitis. Tai aš įsivaizduoju, kad po kiek jūs čia sakėt, po 20 metų. Po 20 metų tikrai turi būti greitas traukinys, vienas eina iš Vilniaus, ten pas draugus į Taliną, Rygą, dar kažkur tai, o kitas per visą Lietuvą į Klaipėdą. Tai tada nebus sostinės Vilnius, nebus miestelio Kaunas, nebus Klaipėdos, bus viena sostinė, Lietuva. Lietuva City, kaip Meksika City. Tai aš taip įsivaizduoju ateitį, kadangi taip tos inovacijos ir turėtų keisti mūsų gyvenimą. Mes neturėtume daryti ir kažką tai vystyti, kas jau yra praeitis. Mes turėtume vystyti tai, kas yra ateitis, kurios kreipiam į ten 20 metų į priekį, 30 metų. Aš labai atsiprašau, kai taip bjauriai pasakiau apie geležinkelius, bet aš manau, kad tas dabartiniu metu kiek yra važiuojant iš Vilniaus į Klaipėdą, koks greitis? Vidutinis, 100 km/h, vidutinis. Ar čia greitis? Jau kalbėjom apie tai. Ko reikia? Aš ir tai važiuoju 140, kai 130 leidžia, 10 gali dadėti. Negražu. Na, pratęskim pasvajojimą ir ką jūs manote, Egidijau? Šiandien mes nekalbėjom be gyvybės mokslo apie kitas industrijas, kuriame mes matom, reiškia, tikrai didelę naudą. Galbūt didžiausia iš tiesų tai yra robotizacija. Šiandien Lietuvos geležinkeliuose vidutinis darbuotojų amžius yra 48 metai. Ir jam reikia didžiai daliai darbuotojų tos bėgius rankomis, ten eiti, ten tarp vagonų stumdyti, tai yra žiauriai sunkus darbas. Ir tol, kol mes nepersikeliam į skaitmeninę erdvę ir mūsų visus smegenys neperkelia į kompus, į hard diskus, tai mes turėsim fizinį pasaulį. Ir mes su to pasauliu turėsim gyventi. Mes turėsim judėti, mes turėsim judinti kažkokius tai krovinius, visi nori kažką pirkti. Tai yra fizinių daiktų pasaulis. Tai šioje vietoje robotizacijos lygis, tiek, kiek pasižiūrint, toli gražu nuo to, ką būtų galima padaryti. Ir tiek, kiek galima, ir tiek su greičio judėjimu, su visų projektų padarimu, jeigu mes viską toliau darysim taip pat, rankomis, kaip iki šio laiko, tai sorry, ta prasme, tai ir toliau gal dar lėtesnis tas greitis bus. Tai iš tos perspektyvos žiūrint, kiek investuoti į tą procesų pagreitinimą, į palengvinimą ir žmonės, ko toliau, to mažiau norės tų blogų, tai kas imigrantai arba robotai užims tas vietas. Tai aš norėčiau, kad
būtų vystomas į priekį, būtų naudojamas dirbtinis intelektas, naudojamas visos robotizacijos schemos ir tada mums galbūt lengviau pavyks pavyti šiaurės šalis, nes tie 100 ar 200 metų, kai šiaurės šalis buvo, vėlgi buvo kitokios technologinio vystymosi galimybės. Naudokim tas galimybės, kurias mes šiandien turime, kad galėtume efektyviau, greičiau bėgti ir duos, kaip sakant, Dievas ir greičiau pasivysim. Nesuklupimis reikės dabar bėgti, dabar galima ir su to pačiu lėtu traukiniu atvažiuoti. Bet greičiau, daug kartų negu pėsčiam. Nu, sutinku. Kažko sutiko. 16 amžiuje man iš Rygos iki Vilniaus turbūt reikėjo savaitę važiuoti. Gal daugiau, jeigu ten neapiplėškas nors pakeliui. Agne, kokią matot perspektyvą ir ne tik tai kaip vizija, bet ir kaip tą pasiekti? Jūs kalbate apie konkrečias technologijas ar apie Lietuvos vystimosi scenarijų? Koks yra klausimas jūsų? Lietuvos vystimosi scenarijus, taip. Bet jūsų manimų, dabar matant jau tas mikro-makro tendencijas, ką jau Lietuva, kokiam pagreityje yra, kas labiausiai išnyra mintyje, kaip čia galėtų būti tas proveržis, tai galėtų būti pavyzdžiai, kurie būtent toj ateityje mūsų bus sėkmingiausi dėl XYZ priežasčių. Tai tam, kad tos mūsų strategijos ir pasikartosim, strateginė drausmė, atlaikantis skersvėjus, būtų tikrai ilgalaikės ir atsižvelgiančios jau į šitas kryptis. Tai jeigu kalbant apie technologijų kažkokias tai sritis, tai akivaizdu, kad gyvybės industrija, čia mūsų viena iš stiprybių ir jinai stabiliai. Pritarėm 100%. Gerai. Tai neabejotinai, aš čia šitoje vietoje pritariu labai profesoriui, kad reikia laikytis tos strateginės drausmės ir nekaitalioti kasmet vis su naujais prioritetais, nes išvystyti ekosistemą reikia dešimtmečių. Kitas sritis, kuri turi didelį potencialą, yra bioekonomika. Yra netgi futuristų manančių, kad apie 20 metų bus skaitmeninės technologijos plėtosis, o po to ateis biokapitalizmas. Čia yra tokia citata. Ir netgi žiūrint į šiaurės šalis, tai jos taip turi labai išvystytą aukštųjų technologijų sektorių, gerokai labiau išvystyta negu Lietuvoje, bet taip pat ir tradiciniai pramonės sektoriai yra labai labai inovatyvūs ir čia pritariu kolegai Egidijui, kad juos modernizavus šiuolaikinėmis technologijomis taip pat gali būti didelis proveržis, nes vis tiek Lietuvoje yra daug potencialo to paties maisto pramonės, ten atliekos žaliavos ir taip toliau. Ir trečia niša neabejotinai bus skaitmeninių technologijų, tik tai aš net nesiimsiu kažkaip prognozuoti, kas bus už 20 metų, nes netgi savo dabartinių vienaragių mes juk nebūtume nuspėję. Ar ne, tiek Tesonet, tiek Vinted, niekas nei juos ten spėliojo, nei skatino. Tiesiog skaitmeninės technologijos yra tuo geros, kad žaidimo aikštelėse tos nišos atsidaro labai greitai ir jas užimti gali greitai be ypatingų investicijų. Tai manau, kad kas bus po 20 metų net neseimu spėlioti, bet ten tikrai kažkas bus, su skaitmeniniam technologijom tikrai kažkas pavyks. Taip kaip ir fintecho nenuspėjom, bet su tam tikrų įdirbių laiku, su Brexitu suderinus pavyko išsivystyti. Tai manau, kad tikrai bus. O apie Lietuvą... Kalbant dabar apie Lietuvos inovacijų lyderystės scenarijus, tai scenarijai visada yra 3. Blogas, geras ir labai geras. Arba tasai status quo scenarijus, jeigu taip vystomės kaip iki šiol, tai po 20 metų Lietuva bus maždaug Italijos lygio šalis. Kas galvojat, kad Italija yra labai fainai, tai ten yra ir nelabai gerų dalykų, nes yra didžiuliai regioniniai skirtumai, šiaurė pietus milžiniškai skiriasi tikrai, tai Lietuvoje būtų tikriausiai tas pats, tai nėra inovacijų lyderystė. Visai realus yra ir regreso scenarijus, nes aš sakiau, kad būsiu party pooper, tai dar nepapasakojau, kad kai kurie rodikliai yra krentantis. Aišku, kad geopolitinis nesaugumas nepadeda, produktyvumo rodiklis krenta ir taip toliau. Tai jeigu
viskas pradeda važiuoti žemyn, tai įmanoma ir dar blogesnė situacija negu status quo. Pati esu aišku, kad už Baltijos Izraelį ir už inovacijų lyderystės scenarijų, bet tam reikia, kaip profesorius sakė, strateginės drausmės, daug dirbti ir reikia, kad inovatoriaus balsas būtų garsiausiai girdimas, visų garsiausiai. Ne tik dirbti ir galvoti. Dėkui. Ir kokį pirmą žingsnį reikėtų dabar padaryti, kad va, taip praktiškai link to ir judėtumėm užtikrintai? Tai apie inovatoriaus balsą 2 dalykų reikia. Su vienu iš jų pati kaip agentūros valdybos pirmininkė tikrai žadu padirbėti. Pirmas yra turėti premjero ausį, kad inovatorius turėtų premjero ausį visada. Tai kaip tą pasiekti, vat geras klausimas, bet būtų žingsnis į priekį. O antras, tai stiprinti institucijas, kad jos būtų tas inovatoriaus balsas ir kadangi pati atstovauju inovacijų agentūrą, tai ties tuo mes ir dirbam, kada mes turime Lietuvos ekonominę specializaciją ir tą pačią gyvybės industriją. Ką mes norime padaryti, tai sukurti tokias kaip proveržio sritimis mes vadiname tas ekonominės specializacijos sritis. Norime sukurti komandas, kurios ir būtų inovatoriaus balsu. Tai yra pramušinėtų reikalingą reguliavimą, reikalingas finansinės paskatas, galbūt įmonėms padėtų susiorientuoti, nes tikrai pritariu, startuoliai yra labai reikalingi ekonomikai, beje, labai. Bet ne tik tai startuoliai sudaro ekonomiką. Yra ekonomikos dalis, kuri turi restruktūrizuotis, yra čempionai, pramonės mūsų lyderiai, taip pat yra startuoliai ir su visais jais reikia dirbti ir jų poreikius atstovauti. Tai ką galima padaryti realiai, tai stiprinti institucijas, kurios tai daro, kad iš tikrųjų tie žodžiai ir visi tie popieriai, visos tos strategijos virstų realiais darbais. Dėkui. Egidijau, pirmi žingsniai. Kokie? Jūsų nuomonė? Ei, dirbti, ne čia sėdėti. Ko čia dabar sėdėmis? Turim dabar įkvėptą auditoriją, tai ką tik jūsų investuotas laikas ekstrapoliavosi į veiksmą. Ne, iš tiesų, pas mus bendroviai prieš gal 2 metus atsirado iš viso pozicija, pozicija tiesiai, kuri pavadinime yra technologijų vadovas. Anksčiau tokio nebuvo, nepatikėsit. Bet ką mes matom ir iš tų projektų, kuriuos bandome padaryti, reiškia, yra, mes suprantam, kad inovatoriai yra, kaip čia different kind of breed, tai yra, jie kiti žmonės. Dabar, jeigu tu visą laiką darysi taip, kaip darei, nu, tai reisi tokiu pačiu greičiu. Tai klausimas yra, kaip suteikti jiem tribūną, kam premjero ausį, kam generalinio direktorio ausį, kam duoti, kad tos mintis, tos sėklos būtų pasėtos. Ir tam reikia ir kasdieniai darbai ten krenta ant galvos, surasti savo disciplinos ir skirti dėmesio būtent tai temai. Tai čia galbūt esminis yra dalykas. O antras dalykas, gavus kažką, tai bandyti praktiškai, kaip tas veikia. Tai prasme, tiesiog galvoti, kad ne, šitas neveiks, nu ir tas neveiks. Tai vien kalbėtis, sukurti kažką ir sakyti, kad neveiks, nu, yra tik tai resursų švaistymas. Klausimas bandyti, galbūt mažesnį skeilų kažkokiu tai bandyti daryti ir tada galbūt bendradarbiaujant išplėsti ten tas veiklas. Jos pagaliau visos inovatyvės, kaip čia, idėjos mutuoja. Tas pats Uberis, kaip pirmas atsirado, ar ten Airbnb, tai po to daug klonų atsirado, kurie su skirtingais pavadinimais darė tą patį. Klausimas, kaip išlaikyti fokusą, kaip likti tuo pačioj, vėl tos pačius inovatorius klausyti ir ką galim padaryti sekantį žingsnį. Tai matyti nieko daugiau. Dėkui. Na ir mūsų diskusija jau artėja į pabaigą. Ir paskutiniam pamastymui aš norėčiau paklausti, kas jums teikia daugiausia optimizmo ir arba palinkėjimas toliau. Profesoriau, pradėkim nuo jūsų. Man tai labiausiai patinka, kai visi pradeda diskutuoti apie gyvenimo prasmę. Tai aš turiu tokį paprastą apibrėžimą, kas yra gyvenimo prasmė.
Gyvenimo prasmė yra gyventi. O kaip gyventi? Tai čia mes visi patys nusprendžiam, niekas mums negali priversti ir pasakyti, kaip mes turim gyventi. Jeigu norim būti inovatoriais, reiškia patys turim norėti jais būti. Niekas čia nei premjero ausis padės, nei kitos kūno dalys. Tai mes turim patys suprasti, kad mes to norim būti. Jeigu norim būti, tai būsim. Jeigu ne, tai nebūsim. Tai aš manyčiau, kad man toks įspūdis, kad šiaip tai inovacijos dažniausiai atsiranda nuo tingėjimo. Kadangi žmonės tingi dirbti ir galvoja, kaip čia padaryti, kad, nereikėtų tiek daug dirbti. Aš turiu tokį pavyzdį, šieną, man reikėdavo žolę pjauti, 3 hektarus sodyboje. Tai 2 dienas žolę reikėdavo pjauti, bet dabar, kai atsirado inovatoriai ir padarė tos bobikus, kurie žolę pjauna, tai tie bobikai pjauna dieną, naktį, nei valgyti prašo, nei ko nors dar. Inovacija superinė. Man atrodo, visi dabar, kas turi tik tai žolę pjauti, visi perka tos bobikus ir su tais bobikais pjauna žolę. Iš kur jie atsirado? Iš tingėjimo, kadangi nieks nenori tą žolę pjauti. Tai bet čia aš su tokiu jumoru šneku. Aš galvoju, kad inovacijos atsiranda iš noro geriau gyventi. Tai vėl tas susiveda į keistą tą daiktą apie gyvenimo prasme. Mes visi norim geriau gyventi. Tai jeigu norim geriau gyventi, tai tada ieškom, kaip tą gyvenimą geresnį padaryti. Kažkokių tai naujų idėjų, naujų atradimų, naujų palengvinimų. Tiek mano pasakymų. O šiaip, tai aš sakiau, bus labai greita šalis, ne tas Rail Baltic, o 500 km per valandą tikrai traukiniai važiuos. Ir būsim biotechnologijų šalis. Sutinkat? Paplojau. Na ir po paskutinį vieną kitą žodį, prieš uždarant mūsų diskusiją ir iš jūsų. Egidijau, koks palinkėjimas ir optimizmas, kad mes kaip regionas būsim inovacijų lyderiai? Surasti gerą balansą tarp optimizmo ir pesimizmo, nes pesimizmas nėra savaime blogai, nes vėlgi, kai vyksta kariniai veiksmai ir sakyt optimistų būti, ne, pas mus neteis, normaliai, aš optimistas. Tai matyti ir tų pesimistų, kurie, ar realistų, kaip jas pavadinsi, yra poreikis ir juos subalansuoti tarpusavę. Tai jeigu mes turėsim tą balansą, kalbėsim tarpusavę, bendarbiausim ir turėsim tą rezultatą. Nebereikalo kūne skausmas sugalvotas dėl to, kad reaguot. Nekišk rankos į ugnį, negu nenori nusvilti. Tai reaguokime, o optimistai, aišku, variklis stiprus yra visuomenės, duokim jiem laisvės ir renovuoti. Ir nemiegosim. Taip, dėkui. Agne? Šiaurės šalės ir taip gerai gyvena, yra lyderės inovacijų, tai aš apie Lietuvą. Man optimizmo suteikia inovatorių mafija. Visi žino, kad Estijoje yra Skype mafija, tai yra nuo Skype'o atskilę vis naujos atsiranda kompanijos. Tai Lietuvoje, žinokit, irgi jau atsirado inovatorių mafija, dėl to, kad technologinės įmonės vienaragiai apsijungė, susikūrė savo asociaciją ir išsikėlė tikslą. Švietimas numeris 1 Lietuvoje, ne Lietuvoje, Europoje. Tai yra... Įsivaizduokite, nepabėgo šitam visoje geopolitiniai situacijoje, nepabėgo į užsienį, jie kaip tik nusprendė duoti atgal savo šaliai. Tai kas gali būti geriau? Ir jeigu tai toliau vystysis, tai tik tai geri dalykai laukia mūsų šalies. Ačiū labai. Puikus pabaigiamieji žodžiai. Dėkoju panelistam.